Interaktyvų sveikatingumo projektą Sveikesnė versija pristato žurnalas internete Gamtos grožio formulė ir ledo tirpsmo vanduo Melt Water. Ledinė vasaros naujiena. Sveiki, aš Dovilė, Sveikesnė versija projekto dalyvė. Šiandien gaminsime vasarišką desertą, o man padės mitybos specialistė Vaida Kurpienė. Receptui mums reikės ryžių lapelių, apelsino, riešutų sviesto, kriaušių, obuolių, džiovintų slyvų, abrikosų ir romaninės salotos lapų. Vasaros suktinukui virtuvės visiškai nereikia, nebent tik vandens. Ir aš juos labai mėgstu gaminti su savo 6 metų dukra. Ir iš tiesų jos galima gaminti ir kompanijai, piknikė, iškilai ar tiesiog terasai. Ir tai gali būti desertas, kaip šį kartą darome su vaisiais, bet gali būti ir pagrindinis patiekalas valgomas rankomis. Tai būtų versija su kiaušiniais, su jūros gėrybėmis, taip kad galima dėti į vidų, kas patinka, tik padažą, žinoma, irgi reikėtų dėti kitokį. Įprastai baltų ryžių nerekomenduoju. Ir šis ryžių popierius yra pagamintas iš baltų ryžių, bet jo svoris ir kiekis yra toks mažas, kad tikrai mums nepakenks. Vaisius supjaustome šiaudeliais, šį kartą naudojame Dovilės išvardintus, bet galime pasirinkti tiesiog sezoninius ar mūsų labiausiai mėgstamus. Vakarieniai tokio patiekalo nerekomenduojama, nebent tai bus iš tiesų mažai arba iš karto po sporto, jeigu jūsų treniruotė vakare. Vaisius labai svarbu naudoti sezoninius. Ar tai būtų vasaros suktinukai, nebūtinai jie gali būti vasarą, jie gali būti ir žiemos ar rudens metu. Ar tai būtų koks kitas patiekalas ar tiesiog mūsų priešpiečių užkandis. Rinkitės tai, ko parduotuvėse ar turguje tuo metu daugiausia, to ir sezonas. Šiame patiekale naudojame džiovintas slyvas, jos natūraliai saldžios. Reikėtų atkreipti dėmesį perkant džiovintus vaisius parduotuvėse, nes jie dažniausiai būna ne tik sudžiovinti, bet ir išmirkyti cukraus sirupe. Taip kad verskite pakuotės kitą pusę ir labai atidžiai paskaitykite, kas ten parašyta, nes parašo tai tikrai. Džiovinti vaisiai net ir natūraliai, bet cukraus sirupo yra natūralūs saldainiai, taip kad juos reikėtų valgyti ne pakeliais, o vienetais. Kai kuriems žmonėms vaisiai kelia alkį ir tokie žmonės tikrai gali valgyti ir šį patiekalą, nes salotų lapai, turintis daug maistinių skaidulų ir natūralus riešutų sviestas šiek tiek sulėtins pasisavinimą ir tikrai alkio nekels. Jeigu valgote obuolį ar kitą vaisių, ir po to greitai išalkstate, vėlgi labai paprastas sprendimas tiesiog paimti keletą riešutų, kartu sukrimsti ir būsite sotus daug ilgiau. Tik išpjauti šiek tiek ne taip reikėjo. Mes turim dar lapų pakeisti. Paimam lapus. Šitaip nepjauti koto. Ir kotą reikia šiek tiek nupjauti, kad salotos lapą mes galėtume vėliau susukti ir jis nelūžtų. Ant lentelės. Gal aš parodysiu gerai. Taip. Prispaudžiam. O manau, galvoju, kad aš moku gaminti. Va. Ir gavosi toks rezultatas. Reikės šiek tiek sudrakinti ryžių lapelius, bet nedrakinkite labai gausiai, nes kitaip jie suplieš. Vos, kad jie įgautų lankstumą. Geriausia vandenį paskirstyti šluotele, silikoninė ar kitokia. Mes čia neturime, taigi sukamės taip, kaip išmanome. Sudrakiname abi pusės. Tam, kad popierius sudrėktų greičiau ir trumpiau, reikėtų laukti. Štai kas nutinka, kai sudrėkiname per daug. Jis tiesiog ima plyšti. Dedam salotos lapą, vaisius ir pilam padažą. Liko paskutinis etapas – susukti ir nesuplėšyti lapelio. Rankų miklumas išugdomas. Čia tik praktikos reikalas. Valio! Gavosi, perpjaunam kelias dalis ir dedame į lėkštę. Labai greitai pasigaminam su Dovile vasaros suktinukus, sveiką desertą iš knygos Balansas. Taip kad valgykite, mėgaukitės ir būkite sveiki.